apie norą kalbėti su Rusija ir su Baltarusija, jisai vyko visą laiką, bet topų topas. Turim tokį politiką, nenusisekęs jis daugiau kalbelėm buvo skirtas, kaip aš sakau, tai mūsų premjera, kurio dėka Astravo atominė elektrinė realiai atsidarė, arba kur suko dviratį į Baltarusiją ir važiavo pas Lukašenkos patarėją pasišnekėti, kaip ten turi būti. Ir besukdamas netyčia užsuko ir ten sūnus net Baltarusijoje berods atsinaujinančiai energetiką ar ką, buvo tos UABO įmonės stebėtojų tarybos narys liktais. Bet jis dabar tas, kaip čia, vertybininkas, ne? Tai Kubilius jau net Kubilius sako, jau reikia kalbėtis, ne, su Putinu. Latvija, Estija jau sako, reikia kalbėti su Putinu. Lenkija kategoriškai ne, dar laiko savo pozicijos, tai čia ir viskas tvarkoja. Aš Lenkų suprantu dėl ko, nes, Lenkai yra nukentėję, rizika yra pakankamai didelė Lenkijai. Tai dabar ar ateis ta minutė, kada kalbėsite su Putinu? Ta minutė atėjo, tik klausimas, ar jūs kalbate su pirmu Putinu, antru, trečiu, ar ketvirtu, ar penktu. Norint matyti spręsti konfliktą tarp Ukrainos ir Rusijos, Europa turi šiandieną turėti pasiuntį. 2022-2023 metais, kada tik prasidėjo karinis konfliktas, aš tuo metu buvau išvykęs iš Lietuvos ir jau tuo metu komentavau ir rašiau, kad man neina suvokti protiškai, kaip Europa negali išrinkti diplomato, dėrybininko, kuris nori, nenori, turi dėrėtis ir kalbėti su Putinu. Ir tada visi sakė, Putinui ranką nespausim, su Putinu nekalbėsim ir panašiai. Esmė yra ne todėl, kad tu kalbėsi ar nekalbėsi, visą laiką kariniuose konfliktuose turi būti trečias asmuo, kuris iš to paimtų informaciją, atneštų ant stalo ir pasakytų, kaip yra iš tikrųjų, ne? Tai jeigu tu su Putinu nekalbi ir tu gali kalbėti apie tai, ką reiškia, tu net nežinai, kokią taiką jis įsivaizduoja, Zelenskis net ir tas sako, aš jau norėčiau pas Putiną nuvažiuoti ir pats su juo jau pasišnekėti. Tai reiškia, abudu kaip ir jau supranta, kad, karas per toli nuėjo. Aišku, dabar Elonas Muskas su Trumpu šiek tiek keršydamas Putinui už Epšteino dokumentų nuviešinimą, manau, jam specialiai ir Starlinką atjungė. Aš gal klystu, bet mano čia toks įžvalgas yra, nes tik tie dokumentai pradėjo lysti ir kažkaip stebuklingų būdų Starlinkas buvo nukirstas. Galbūt, gal aš nežinau. Dabar duodama įranga, technika, kuri reikalinga Ukrainai, yra labai reikšminga ir Europa duoda ir panašiai, tas viskas yra irgi gerai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jie bus priversti kalbėtis. Klausimas yra tik tas, koks Europai pirmas politikas tą dalyką padarys. Tai aš manau, kad Europa vėluoja jau lygiai metus. Sausio 20 dieną jau buvo metai, kaip Europa yra atsilikusi, nes už mumis kalbasi Trumpas. Tai mes nežinome, ką Trumpas kalbasi ir koks klausimas yra. Pavyzdžiui, vienas iš galimų variantų, gal Trumpas dėliojasi su Putinu susitarimą dėl 2 arba 3 trilijonų naudingų iškasenų sutarties kontraktą, ne? Tai jeigu Trumpas ir Putinas susitarė, jie pasirašo tylų susitarimą, mesgi jos nebevaldysim. Ir tai indikuoja Indijos variantas, kai Indijai buvo dabar pasakyta iš Venesuelos pirkti naftą, ne? Šių metų pabaigoje Kinijos prezidentas Xi skrenda pas Trumpą irgi susitikimą. Ir kai aš matau tas dėliojimas, matau Europą, matau Rusiją, kokia yra situacija ir matau aukso atsargas, kaip keičiasi, tai jūs norit, nenorit, jūs turite šiandien skirti žmogų, kuris kalbės su juo. Nes priešingų atveju tas karas, tai jis dar tęsis. Aš nežinau, neįsivaizduoju, jisai stovės vietoj, žmonės toliau bus mušami, aišku, sakau dar kartą. Kai Starlinką atjungia, ukrainiečiai labai stipriai pirmauja ir jų manau, kad kiekvieną savaitę ne po vieną desetką jų ten nukala ir nukala matyti pakankamai daug. Ar Elonas Muskas gali atjungę Starlinkus dar laikyti pusę metų? Jeigu jisai atjungtų Starlinkus ir Rusija negalėtų naudotis išmaniosiam technologijom, žinokit, tada būtų rezultatas.